Sveiki, šaunu, kad įsijungėte šeštą vaizdo pamoką iš ciklo Atgal į mokyklą. Jis skirtas vyresniųjų klasių mokiniams ir visiems suaugusiesiems, kurie, net ir baigę mokyklą, nenustoja mokytis, skaityti, domėtis kultūra. Jei norite apie literatūrą sužinoti dar daugiau, kviečiu skaityti knygą Mokytojas, o ankstesnės vaizdo pamokas žiūrėti apsilankius puslapyje www.lietuvių-kalbos-mokytojas.lt. Juose jau pristačiau Šekspyrą, Gėtę, Kafką, Kamiu ir Milošą, na o šioje vaizdo pamokoje išgirsite apie Adomą Mickevičių. Analizuosime ne tik mano mėgstamą autoriaus kūrinį, bet ir du eilėraščius parašytus Vinco Kudirkos bei Maironio. Kalbėsime apie jaunystę. Jauniems žmonėms dažnai kartojama, kad viskas dar prieš akis, o jie patys įsitikinę, kad jūra nesiekia kelių, kad viskas yra įmanoma. Tačiau kur jaunas žmogus turėtų nukreipti savo energiją ir viduje netelpantį maksimalizmą? Į gerus pažymius, į solidų atlyginimą užtikrinančią karjerą, į pripažinimą, kokia yra pagrindinė jaunų žmonių misija. Apie visą tai šioje vaizdo pamokoje ir jauniems, ir vyresnio amžiaus žiūrovams.